Sustabdyti savo biologinį amžių neįmanoma, bet moteris sportuodamos, kai keliam tą gyvenimo būdą į savo kelią gražų, vienintelis būdas mankšta, kito kelio nėra. Žinoma, miegas, žinoma, mityba, tai kas be ko, kaip moteris geros savijautos. Todėl nuo pat mažų mergaitės metų reikia sportuoti. Jeigu pačios nesportavote, kvėpkite tą meilę mergaitėm, savo dukrom. Jeigu ir dukros nesportavo, kvėpkite mankštai savo anūkės. Žinokit, nėra kito kelio. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad man 52, parašo 25, ačiū, bet man tikrai nenoriu čia siekti jauniau, kažkaip kitaip atrodyti. Svarbu, aišku, kaip aš jaučiuosi, kaip mano energija. Bet aš nuo 8 metukų nuėjau lengvą atletiką ir ėjo tie dešimtmečiai, ir 10, ir 20, ir 30, ir 40, ir 52 metai, ir Jolanta vis dar sportuoja. Šiandien ryte pasidariau 12 prisitraukimų. Nėra labai daug, bet užtenka. Ir netgi įstojau mokintis į Lietuvos sporto universitetą, sporto fiziologiją. Ir va dabar mano vėl prasideda startas. Taip pat noriu prisidėti prie moters to biologinio amžiaus sustabdymo, kad jos galėtų išlaikyti savo grožį, savo kuo sveikesnį, tvirtesnį kūną, savo raumenukus, be jokių ten tų invazijų, chirurgijos, kokteilių, cheminių, leidimosi, adatų, badymo ar dar kažkokių tai, bet savo prigimtimi, savo dvasinė stiprybė, savo kūno stiprinimu. Iki, ačiū.